Na, aš norėčiau dabar sugrįžti į 2010 metus, kai aš pradėjau fermentuoti viską pagal akademiką Borisą Bolotovą. Ten susiradau pamiškėj gyvenančią močiutę su karvėm, vištom, antim, ožkom, parsiveždavau iš ten pieną pagal Borisą Bolotovą. Tokiam piene turėtų būti daugiau mikroorganizmų ir tų bakterijų įvairesnių štamų. Ir tą pieną reikėdavo fermentuoti, kad nebūtų jis pakaitintas ir nebūtų naudojami jokios rūgštelės. Žodžiu, natūraliai jis turi surūgti ir tada atskirti, pasigaminau įrangą, kad galėčiau lengvai atskirti išrūgas nuo varškės, kad galėčiau tas išrūgas fermentuoti ten toliau, dirbti su jom ugniažolė, pelyną, ten visokias kitokias šakneles, žoleles ir gauti įvairių fermentų. O taip prasidėjo mano fermentavimas ir vartojimas tuo pačiu prasidėjo iš to teorinių knygų. Tiesiog aš turėjau tokią viziją, kad taip turėtų būti ir tikėjausi, kad bus kažkoks rezultatas iš to. Mano noras buvo tik tais išeiti iš savo problemų, iš savo ligų. Bet kad aš taip galėčiau transformuotis į visiškai kitokią gyvenimo kokybę, kokią šiandien turiu, ne už ką tada 20 metais nebūčiau patikėjęs. Tai čia yra atsakymas tiems skeptikam, kurie jūs gal palaukit dar 10-20 metų, kas su jūsų organizmu bus, o mes žengsim tolyn, gerindami savo žarnyno mikroflorą ir pasinaudodami mokslininkų pasiekimais tolyn, kas bus atrasta, kokios bakterijos dar bus įvairesnės atrastos ir kokie jos daro mums naudą mūsų žarnyno mikrobiotai.